Sveiki buškrafteriai! Šiandien pakalbėsime apie palapinsiaustės panaudojimo ir tiesiog galbūt tiksliau pakavimo būdą. Kaip žinote, palapinsiaustė jinai yra universali, jinai tinka tiek nešioti lyjant, sningant ant savęs, tiek iš jos galima pasidaryti ir kažkokią pastogę stovyklavimui. Ir kas yra svarbu, kad jinai visą laiką būtų pasiekiama, prieinama, jeigu kartais žygiuojate, kažkur keliaujate, kad galėtumėte greitai ją pasiekti, išsivinioti ir apsivilkti. Ir dabar parodysime vieną iš būdų, kaip galima patogiai nešioti ir turėti prie savęs palapinsiaustę. Imame palapinsiaustę ir ją tiesiog sulenkiame pusiau, sudedame kraštus ir išlyginame. Geriausia visą tą daryti ant žemės, taigi bandysim pakloti ir toliau visą palapinsiaustę lenkiame vėlgi per pusę lygiai, užlenkiame kapišoną ir lenkiame dar kartelį per pusę, ištiesiname ir dar paskutinį kartą per pusę. Tada maždaug vizualiai padaliname į 4 lygias dalis ir 2/4 nuo kraštų atsimatuojame. Ir lenkiame 1/4 iki pusės ir kitą 1/4 iki pusės. Ir tada vėlgi lenkiame per pusę. Gavome tokį štai pakankamai kompaktišką paketėlį, kurį galime pasikabinti tiesiog ant kelnių diržo. Ką mums dar reikia padaryti, tiesiog sutvirtinti su tais pačiais palapinsiaustės šniureliais, kad jisai neišsiskleistų ir užkišti už kelnių diržo atkarpos. Tai štaigi, perverėme tiesiog visą palapinsiaustę per diržo vidinę pusę ir tiesiog galime taip nešioti. Kad būtų dar kompaktiškiau ir tvirčiau, galime pasinaudodami palapinsiaustės šniureliais dar tiesiog paprastai batų mazgu perišti ir dar labiau suspausti. Taigi tiesiog turime su savim palapinsiaustę. Jeigu jos staiga prireikia, mes ją galime bet kada greitai išsitraukti ir paruošti naudojimui. Tai tiek šiam kartui.